Labas rytas, tai va mes jau esame iš tikrųjų beveik prie Temple. Pakol kas laukiame, kol mūsų draugė, kuri vėluoja, pasirodys, nes jau apie 20 minučių jos laukiame. Kadangi dabar yra rush hours, visi į darbus važiuoja ir mes 8 išvažiavome iš mūsų stationo, dabar yra 9 ryto. Tai va tuoj va eisime į Temple ir parodysiu, kaip viskas tenai atrodo. When you go into the temple, so normally you have to do the greeting to every god you see here. So you just have to do exactly the same thing. Like other people are doing. You do this, and then it's like bow 3 times. Oh, 3 times, Yes, okay. this is just for the greeting. Yes. So they each god. Okay. 請小心保管財物，提防扒手，免招損失。Tai čianai gaunasi, kad paprašai Dievo arba kitaip sakant, užduodi kažkokį rimtą klausimą ir tada reikia purtyti tą su daug įvairiausių pagaliukų, ant tų pagaliukų ir surašyti įvairūs skaičiai. Tada, kai iškrenta tas pagaliukas, su tuo pagaliuku turi nueiti pas būrėją, kitaip sakant, ar žmogų, kuris išmano visus šitus dalykus. Ir nuėjus pas juos, tu pasakai savo gimimo datą ir pasakai pagaliuką ir klausimą. Ir tada jinai atsako, ką Dievas mano apie tą pagaliuką ir klausimą. Tai kadangi aš paklausiau apie meilę klausimą ir sakau, ar mano santykiams yra viskas gerai ir niekas negresia, tai iškrito man 52 pagaliukas ir Dievas pasakė, kad aš tiesiog per daug permastau visokiausius dalykus ir viskas yra gerai. Ir tiesiog klausydama aš apsiverkiau kaip ir visada. Dabar yra 1 beveik 1:30 nakties. Aš tik dabar pabaigiau kaip ir editinti video apie Peak ir Template ir Temple, kur buvom. Ir man draugė pasakė, kad iš tikrųjų be jos mes net negalėtume įeiti į tą Temple, nes tai yra religinis dalykas ir sakė, kad turistai nėra įleidžiami iš tikrųjų į šitą dalyką ir jeigu ne jinai, mus būtų pastoviai persekiojusi apsauga, nes sakė, labai stipriai visi mus žiūrėjo ir pastoviai apsauga iš nugaros vaikščiojo, nors mes, pavyzdžiui, nepastebėjom net šito dalyko, nes tiesiog mes dairėmės visur ir žiūrėjome. Tai užtat jinai labai greit tenai susisuko, daug nelabai išėjo kažką nufilmuoti, bet po to jinai paaiškino, kad nelabai galima ir tenai reikia greičiau praeiti visą šitą ir kiek išeina, tiek ir pasidaryti. Tai kita likusi diena buvo spa, tada su draugėm varėm papietauti ir vakare irgi ėjom į night marketą, bet rytoj važiuojam į Ocean Parką su atrakcionais, tai šitą irgi inkludysiu į ateinantį video. O dabar labanak, nes po 5 valandų keltis ir žinau, kad man reikia ir gedai tikrai išsimiegoti. Merry Christmas, lonely Christmas, belongs on some days and
Thank you. Labas rytas, esame hotelio apačioje, prie reception. Laukiame draugės, kada ateis su vaikinu ir galbūt tėvais ir keliausime papusryčiauti, o papusryčiauję jau keliausime iki Ocean Parko. Labai prastai išsimiegojau, tai pasimatysime turbūt jau Ocean Parke. Oh my goodness, so many! Look at that. Let's go do the panda side to see if there's a lot of views. Atkeliavom į parką, nusipirkau akinius, nes pati savo neturiu. Ir pirmą kelsimės į kitą kalno pusę ir bandysime tuo pačiu pažiūrėti, kokia eilė yra prie pandų, nes šiaip tik tai 2 pandos atkeliavo nesenai čionai ir labai retai yra jas pamatyti. Tai jeigu nedidelė eilė, turėsime galimybę pamatyti pandas gyvai. Tai ką, keliaujam? Atėjom pasižiūrėti pandas, bet jinai miega. Šiaip džiaugiamės, kad eilės beveik nebuvo. Čia labai toks drėgnas klimatas, sakyčiau, yra padarytas ir labai karšta iš tikrųjų. Tai pafilmuosiu tik tai miegančią pandą. Oh my god, I want to see them again when they are awake. Varysim į įvairiausius atrakcionus, į vandens šiek tiek privengsim, nes nenorim sušlapti, bet varysime į visokius didelius atrakcionus. Tai bus mano pirmas kartas, nežinau kaip Jado, bet excited, jų čia žiauriai daug yra. Okay. Oh, no. Just a bit? Oh, what? Yeah, just a bit. Over there is a little drier. It's a bit dry on that side. Oh no, the water! Oh, sorry everyone.
bandys Gedas su Brianu vienas su kitu varžytis, kad laimėtų žaisliuką Scarlettai, nes Scarlettas labai nori vieną žaislą. O aš viską pafilmuosiu, kaip viskas vyksta. Get me one, get me one. Better give me only one. Good count. That's right. Mano misija šios dienos, kol vaikštome parke ir žiūrim pro įvairiausius atrakcionus, yra nusileisti nuo didžiausio atrakciono. Nes aš labai bijau, bandėm vaikišką, tai lyg ir viskas okei, bet aišku, aš apsiverkiau. O didysis, kaip sakau, dar tik tai laukia. Keliaujam toliau, milžiniškas parkas čia yra, nes čia visa sala yra, gaunasi kaip parkas, kad vienoj pusėje atrakcionai, kitoj pusėje gyvūnai. Ir reikia su cables tarsi, kaip kokiuose ski rezortuose reikia tiesiog iš vienos pusės kalną į kitą persikelti. Tai va, keliaujam toliau. Mes tik nusileidom nuo pačio didžiausio atrakciono ir eik tu savo, taip supykina. Ir taip bijojau visą dieną, jėgas kaupiau, kad eisime į tą atrakcioną, nes aš mačiau, kiek jis didelis yra. Ir nuėjom ir kai kokius 5 kartus apsisukom. Tiesiog jau taip pykint pradėjo. Čia, kur už manęs yra vaikiškas atrakcionas. Nors už manęs vaikiškas atrakcionas skirtas, mes jį pasibandėm, toks fun, tikrai fun. Bet tas kitas, eik tu savo, 5 kartus aukšt tave apsuka ratu vos net, pagreitėji, tada leidės ant viršaus krenti. Eik tu savo, mano skrandis net laiko ir kojus dreba, atrodo visos. Gedas sakė, bandys galbūt antrą kartą eiti. Bet irgi nežino, tai, o draugė su vaikinu, su savo vyru jau nubėgo antrą kartą ir sakė, gal net 3 kartą jis eiktų savo tiesiog. Tai va, šiandieną buvome Ocean Parke nuo pat ryto, gaunasi, kad sumoki už bilietą ir visi atrakcionai tau yra nemokami ir kiek nori kartų, tiek ir juos eik ir visus eik. Tai tas labai faina. Aišku, maistas ir kiti papildomi dalykai yra aišku mokami. Tai va, šiandieną diena prasidėjo šiek tiek kitaip negu tikėjomės. Vakare valgėme rice cake, tradiciškai kinietiškai padaryta ir pasirodo, jį reikia labai gerai sukramtyti prieš nuryjant, nes organizmui labai sunku jį virškinti yra. Tai man šiandieną ryte buvo labai prastai, aš vėmiau, silpna buvo, skrandį labai skaudėjo ir tiesiog jaučiausi negyva. Dabar yra apie 3 valanda, tik dabar po truputį atsigaunu, o draugė sakė visą naktį irgi pravėmė, tai irgi šiandieną jinai negyva. Ir vis dėlto aš nevažiavau jos tą tradicinio kraičio padėti apsikeisti dovanomis su jo šeima ir su jos vyro šeima. Jinai pati važiavo, bet irgi sakė, kad labai prastai ir kelis kartus vos nenualpo, nes irgi labai silpna yra. Tiesiog sako, reikia padaryti šitą dalyką ir kai padarysiu,
jau bus galima žiūrėti. Dar šiek tiek iš ateities dieną po to, kai sakiau, kad vėmiau, tai gavosi, kad ryte atsikėliau labai prastai buvo, pavėmiau, tada per pietus atsigavau pamiegojus ir po to visą vakaras buvo košmaras, nes norėjo mane vežti į ligoninę, aš visą drebėjau, vėmiau. Žodžiu, ten nesąmonės vyko, tai nieko pafilmuoti visiškai neišėjo. Draugė man davė vaistų nuo motion sickness, nuo temperatūros ir nuo skrandžio dirginimo. Tai pabandžiau neišvemti to vaistų ir kaip jie pradėjo veikti, pagaliau aš apsnūdau ir sakiau, kad niekur manęs vežti nereikia. Tai tiesiog nuėjau miegoti ir šiandien visą dieną irgi dar tokia biški sukosi galva, bet jau dabar vakar jaučiuosi kaip ir pilnai atsigavusi. Tai rytoj jau, manau, galėsiu pradėti valgyti maistą, nes pagrindė tik tai ant duonos šiandieną gyvenu. Dar vienas dalykas, ką pamiršau pasakyti, tai vis dėlto man pykinimas buvo ne nuo rice cake'o. Draugė ir jos vyras pasikalbėjo su tėvais ir pasirodo, tai buvo nuo ledų, nuo mango skonio ledų. Jie baisiai skanus buvo, bet sakė, kad jie turi labai prastą reputaciją ir gali būti, kad man tiesiog davė, mums abiems su Skarletu davė tiesiog senus ledus. Ir kadangi mes daugiausiai jų valgėm, o vaikinai tik tai mažą kasniuką paragavo, tai jiems nieko nebuvo, o mums dviese vis dėlto labai prastai buvo. Tai kas važiuoja į Ocean Parką, geriau nepirkite ledų, nes jie gali būti seni, tai ir galite nuo jų tikrai apsinuodyti, o visa kita kaip ir gerai.